Šiandien diena tokia lietinga, kaip aš lepinsiu save, sugalvojau, va girdit, skalbiasi drabužiai, tai aš sugalvojau šiam pasilepinti veido kaukę ir dar pasidaryti procedūrą pėdoms, nes į birštoną, į spa reikia būti su gražiom kojom, su gražiom pėdom. Tad lepinsiuosi šią naują kaukę, kurios dar neišbandžiau. Anksčiau mes turėjom ir turim Fontanavy šitas kaukės, bet aš sumasčiau išbandyti pėdoms šią naują. O veidui aš šiandien rinksiuosi, beje dar vieną vienetą turiu vietoj, o vakar vieną pardaviau. Tad jeigu norit iš vietos rašykit, turiu tik vieną. Tai aš šiandien dėsiuosi štai šią burbulinę kaukę, apie kurią jau atsiliepimais dalinausi čia prieš kelias dienas. Tad užsidėkim, kaip klientė sakė, negriukų pabūkim. Tai štai tokia juoda ir net jau ištraukas iš karto burbuliuoja. Tai tuoj užsidėsiu ir sugrįšiu. Tadam, sugrįžau. Ir ši kaukė ypatinga tuo, kad ji ne tik yra drėkinanti, bet jinai veikia netgi kaip ir šveičiamoji. Nes būtent šitie burbuliukai, kuriuos dabar matot, dar čia aišku mažai burbuliukų, bet tuoj pasidarys daugiau. Tai jie veikia kaip šveitimas. Ir jie yra, jeigu aš gerai atsimenu, su medžio anglimi. Bet jeigu norit tokių kaukių, rašykit man. Vietoj šitos jau nebeturiu, bet visada viską galiu užsakyti. Ir dar jeigu iš vietos lakštinių kaukių, tai turiu hidrą, tuomet turiu šitą mėlyną, kuri, ką jinai suteikia? Drėkinimą ir jeigu aš neklystu, tai patempimą. Jau dabar nebeatsimenu, nes labai daug yra pas mus pasirinkimo kaukių, tad galima ir susipainėti. Ir kaip sakiau, šitą Monster Food taip pat vieną vienetą turiu vietoj. Tad galit parašyti man ir įsigyti. O aš dabar su šią kaukę būsiu 5-10 minučių. Tada įtrinsiu tai, kas liks po šios kaukės. Ir dar įdomiausia tai, kad tai, kas lieka, jau kai įsitrinat, dar reikia ir nuplauti veidą. Tai tokios kaukės yra atėmę ir galit mėgautis savo odą